Jūs sveikina astrologė Rima. Venera ožiaragyje šį kartą išbus ilgiau, ne 4 savaitės kaip paprastai, net 4 mėnesius, nuo lapkričio 5 dienos iki kitų metų kovo 6 dienos. Veneros tranzito per ožiaragį metu vietoj iliuzijų ir idealizavimo įsivyrauja blaivumas, rimtumas, atsargumas, griežtumas. Šiuo metu užsimezgę romantiški santykiai turi didelę galimybę peraugti į rimtą ir ilgalaikį ryšį. Tiesa, audringų meilės prisipažinimų, aistros, tokiomis dienomis galime ir nesulaukti. Jausmai, troškimai, instinktai bus kontroliuojami proto. Tai santykių sutvirtinimo laikas, todėl jį reikėtų išnaudoti vedyboms ir vedybų sutarčiai pasirašyti. Tas tinka ir dalykiniam bendradarbiavimui. Sutartys pasirašytos šiuo metu žada stabilius ir ilgalaikius santykius, sėkmę biznyje, ypatingai Veneros srityse. Negatyvūs dalykai, su kuriais galime susidurti, tai jausmų atšalimas, nepasitenkinimas sutuoktiniu, meilužiu ar darbo partneriais. Susipykus labai sunku susitaikyti, nes kiekvienas laikosi savo, nenori nusileisti, mano, kad gali prarasti savo pozicijas oponento akyse. Būdingi tokių laikų gynybos būdai – tai ignoravimas, šaltukas, nekomunikabilumas, cinizmas, aštrūs pasisakymai. Venera keliaudama ožiaragių gali išprovokuoti romaną su savo viršininku ar viršininkė ar pažintį su vyresnio amžiaus partneriu. Moterys šiuo metu kuo puikiausiai gali pasinaudoti savo patrauklumu, siekiant savo tikslų tiek karjeroje, tiek santykiuose. Tad nepraleidžiam progos, apsiginkluojame savo žavesiu ir pirmyn. Linkiu jums meilės, laimės ir sėkmės.